Tai niek. Visiems Delfi skaitytojams pranešam žinią. Neįtikėtas atradimas. 23 metų vaikinas per Velykas išstenėjo. Kokį kiaušinį! Ačiū. Turbūt pateksim į rekordų knygą. Va, mūsų nepriklausomas stebėtojas. Nu, kaip sakant, kaip gaidžiukai tokį kiaušinį, tai išsidėt ne kiekvieną dieną. Tai aš kaip sakant, auksinis gaidys. Kadangi šiandien balandžio 1 ir dar Velykos ir dar sninga, daug atsitiktinumų vieną dieną subėgo. Nu, bet, sakant, būsiu tėvas. Tėvas ir motina šitam kiaušiniui. Mažutė. Jaučiu, kad dvynukai. Jau greitai bus. Ir štai reportažą baigėme. O, čia bus įamžinta šitas. Paminklas. Paminklas. Atsargiai lukšto nesudaužykit. Ne, jis kitas, aš kadangi daug kalcio žinai vartoju. Tai mano lukštas labai yra kietas, žinai. Nu, aš esu pats iš savęs stiprus. Tai pas mane lukštas tai užauga. Nepramuš. Kaip sakant, 40 laipsnių pienų užgėrus, kiečiausias lukštas visą laiką pavyksta. Visą laiką. Lukštas tai va jau yra. Nu, bet aš nežinau, kaip man čia pasisekė šiandien taip. Bet pirmą kartą tokio dydžio gavosi. Šiaip didžiuojasi savimi ir kiaušiniu. Ne kiekvieną dieną gali tai pavaryti. Bet šiaip pat, iš esmės tai esu labai laimingas. Kaip sakant, būsiu tėvelis. Viską džiaugiuosi, esu laimingas. Negaliu savo džiaugsmą atsidžiaugti. Tik vat gaila, va dar net važiavo šitie Gineso rekordų, va iš Gineso rekordų, va jau lentelę aš turiu. Tik reikia, kad jie paragytų, kad čia rekordas. Bet reikia laukti, žinot, vis tiek sniegas, visą kitą, tai neskuba žiūrėti rekordų. Tai gal alaus? Ta proga. Nes aš tikrai pavargau, nes tai patikėk, iš tokio kūno išsidendė tokį kiaušinį. Gerai, užtenka viskas. Bye.